Nu ką, bandysim varyti, reiškia dabar. Nu, prektise tai tu pirmas, žinai. Būtų gerai, kad ir Kas? lenktynėse taip pat būtų. Gerai, ką čia būtų, jau antrą, 5-1. Bet čia vienas Nu, dabar taškas. nežinau, ar dabar lauk, kol visi išvarys ar ne. Pas mane kaip patogiai tik 5 tėra. Ai, tai čia pačiam gale sėdžiu. Škūro. O, ir night time'as pas manęs pasijungia, what the fuck. Treniruotė Nordschleifui. Night stintam. Na. Ai, va ten tai bus vaizdų. Aš tai sakiau, karoči, reikės kažkuria tipo dieną pabandyti, grinai naktį važiuot, kai miegot nori. Nes, tipo, vis tiek prektis. Nes aš jaučiu ir užmigčiau, tą prasme, be važiuojant. Prasijungčiau, karoči. Kokia energetiniai šaut kavos. Bananą. Miksą tokį, karoči. Tai jo. Ir spakainai varais. Na, man reikia dar ir vairo pasikeisti. Jaučiu lauksiu aš dabar. Aš nesprantu, čia antros divizijos lobbyje tas laikas baisiai greit eina, jau antrą kartą naktis parėjo. Normaliai. Masonų. Aš išvažiavau per patį. Aš tai vat biški laukiu kol kas, biški. Su šį prasileisiu Hebrą. O aš tos bičius prasileisiu. Svarbiausia dabar nenusirašyti ir patį to nusiteikti. Jei čia nenusirašysi, tai po to reikės bijot, kad tavęs startį nenurašytų. Jo. Reikia pasidaryti stumą. Va, kiek ten važiuoja pirmoji divizija žmonių? 2-5. Tai full gridas, 2-5. Oi, kaip jūs tilpsite tą pirmą posūkį? Nu, seniai jau Taip pat kaip ir visada, karoči. Sunkiai. Idėja. Palevičius nusirašė. Tipo, Kas čia spa dar buvo, prasideda? suprantama, ten tai trasa plati, bet čia... Arba darykit kaip aš dariau spa, net nevažiuokit kvalifikacijas, darykit last to first challenge. Na, koks čia traukinys su fotografiją. Man atrodo, tau praeitą kartą nepaėjo tas challenge'as. Iš 3.5 į 2.1 pakilau. Tai, Ai, nu. sakyčiau, tai neblogai buvo. Tai į vidurį kelią, Hebra sustojo, tai jūs normalus. Tai seniai, aš matau, kas ten vyksta, aš irgi sustoju. Aš dabar 100% nusirašysiu dėl kažkieno kaltės. Gerai, padavą, palaistų šilis, bet net išlūmys. Nu, mes čia keturiesi antroji divizijai pasirodo važiuojam. Ai, tai vienas net netėjo. Jo. Tai mažiau konkurentų. Daugiau šansų laimėt. Nu. Kas kol kas provisional poll. Seivas, neseivas, ar seivas? Ne seivas. O ne dėl to navėlio, čia dėl tas? Jaučiu jo. Dabar, ai, tai aš dabar beveik visą treką tiesiog tuščią turėsiu. Tai gal ir vertėjo nusirašyti iš tikrųjų. Čia normaliai 2 sekundžių į priekį ir 2 sekundžių į galą, mašinų nėra.
Man tai su to bankingu labai kažkaip nesiseka. Ram 4, 7. Normaliai. Kelintas dabar. Žinau, tada visai neblogai važiavam, padarau, bandau kliuoti. 16. Nu, tarp ėjimo, tai tu ketvirtas, man rodos, man rašo. Gerai, dar vieną diskį nusimečiau, dar reikia sukliuoti. Nu gerai, padangos šiltos, dabar liko tik suklijuoti vieną gražų ratą. Vis tiek čia į pole positioną paėmiau jau. Nusimečiau, man galėjau nusimesti 3 diskas. Nu kodėl, nu aš Oi. taip gražiai važiavau, nu kas čia yra? Hebra. Dabar tas padangas atvesinti reikia. Vėl nusimečiau? Jei, tai aišku. Jeigu aš lenktynėse taip nusirašysiu, tai aš iškart lyginu karočią. Ala, reikia buvo pasijungti pirmos divizijos. Pažiūrėt, kaip jums seksis. Kareckas su Jėziu tą patį ratą iššovo eiktus, nu. Na jau. Tai nuo šito paklepo. Asmeniškai spatai man labiau, žinokit, patiko. Nu, man irgi. Ble, įdomu, ar jis man šiandien arčiau važiuoti. Tai ką atžvilgiu išeis, ar ką atžvilgiu išeis. O, bliat, užsižiūrėjau, na, sudeginu ratą, paskaitinį. Nu va. Nu, nebent kažkaip 17, tada čia. Man tai tipo žymiai šitas eventas patinka negu tos Porsche Street Cupas, nes ten čia tiek sienų nėra. Ta prasme ten... Nes ant street race buvo, tai... Nu tai jo, bet tai ten grinai metras į šoną ir metras į kitą šoną. Ir turi tilpt. Čia normalu, kad man pitose sėdint vieną incident pointą davė. Nelabai žinok. What the fuck? Blet, ir man pūro neužteiks ir aš galiu tada paklepinti. Gaidiškas ratas, 5 ir 1. Tam paklepo mano atsvirto, ir paniai paklepas įsėdė taip. Gerai, nebepaklepas, gerai.
Karočią 18 startuoja Zaipis. Na, aš tai 2-2 kol kas. Na, supratau. Kiek Ferrari kūro reikės? 104 mes skaičiavom. Jo, 105. Gerai, mes tam 4-5 kainėjimus valdys daug. Čia 8 klasė, 8 vietoj Verstappen. Nu, davai dabar tik nepasitaškyt. Tram 4 ir 5. Na, pasitaškyk sen. Nu va, zaibys. Ai, Žiūrė? Tram 4 beveik. Kelintas aš Zaipis, esu? apdėjai 16. Štumai mane. Jo, 16, o išėjimų aš esu 5. 6. Bus ką veikti. Na, jo, čia tikrai, čia ta prasme aš galvau, kad spa bus intensyvų, bet čia bus dar intensyviau. Aš tikiu, kad mes su strategija laimėsim. Nu, būtų gerai. Žiūrėk, kad nebūtų kaip Ferrariams, kiekvienas lenktynės. Praeitis gongės tą strategiją suveikė, gal šitą suveikė. Na, aš tai 110 litrų jaučiu piluosi dėl viso ko. Kiek čia kiam ratų? Ką reiškia? 1-3-2, suka, what the fuck? Kaip? Ten į 1 sekundę sutilpo, blė, 10 žmonių. Ta prasme, alio. Apie ką mes šnekam? O, man prasideda. Sėkmės. Nu, Dėkui. to paties. Jums irgi. Na, ką reikia užsigert vandens. Ai, ne. Ue, gerai. Reikia, blė, stopą prisetą pasidaryti. Aš šiaip gerai, kad priminė, bet aš man ras pasidaręs. Taip, kiek čia? Tai 1 litras. Nieko nekeičiam. Na ir viskas, ir taip ir varom. Svarbu išgyvent startą, realiai. Amba, aš myštusi norėjau. Bet, na gal nebenoriu. Taigi variklį yra patogus. Na, ne, jau nebesinori iš tikrųjų. Ne, bet realiai. Būna taip kartais užeina, po to taip praeina. Pingas, pas ką čia didžiausias pingas. Pas abudu sakartveliečius, ar kaip čia juos vadint. Gruzinas, sakartveliečias. Nu tai jo. Bet, Tai gruzinais dabar jau negalima. ai. Dabargi jau įžeidimas. O, jezu. Sekami Balevičiui, pajamas. 8 startuoja. Oi, jis tu, nafai, jam aš išmanau. Na jo, Pala, tai jūs iš kelintų klasę esat? aš Aš tik baigęs. 9-okas. O tu? Aš studijuoju O, ką studijuoji? garso informacinės sistemos. O, va, nice. Ai, tu pats baigęs ar ne? Aš? Jo. Aš ne, aš 12 einu. Ai. Labai sen. Skaitai, kuo up and down. Antaną Garšvą, bet neskaityk. Ką tokie? Antaną Garšvą. Ne dar. Sėkmės. Neskaičiau tus Mes- pradėjau mes skaityti.
Ką dabar Mes dabar altorių šešėlį. Po, altoriškai, man čia labai turi. Nu gerai, ką, Marčiau, sėkmės. Nu, davai, abiem jums irgi Davai. sėkmės. Sėkmės jums. Na. Tu durnas, kas čia vyksta. Aš tai laikausi vidury tiesiog ir iš anksto labai stabdau ir... Hebra, gražiai, nesidaužom. Palikit vietos, nu. Važiuokit į priekį jūs apie. Pistelį pabiškį. Jau kažkas jau Jau manęs vos nenurašė. Man pistelėjo, aš pistelėjau. Na, prieš mane bižą tiesiog į Aš kairę. mačiau per galinę matymą veidrodėlį. Per... Ne, aš tai varau į pitus, karoči. Sėdi faktas. Tik dabar atsimint, kur tas įvažiavimas į tuos pitus. O kurva, ant to greito posūkio užsiskersavo bišas ir milimetrais vos prastudavo, kitus nurašė. Aš ką tik spininau iš lydo. Šiaip, aš nežinau, man dar į pitus reikia, nes... Mes gražiai važiuojam, bet man kažkaip labai neramu darosi, nes kad per gražiai važiuojam. Nu, man prieš smūgį kol kas nieko nėra. Na, aš tai grinai esu vidury visų. Nu, tai žiūrėk, jeigu tu negali greitėti, tai pitus, jeigu ten... Na, ir dar BMSas kažkoks iš nugaros mane į smėlį įstūmė. Blam, šitoj trašusoj Porsche toksai tragiškas būtų. Ne, varau, žinokit, hebra į pitus, nieko čia nebus. Aš tai matau tave, kad tu ten vidurį kisėlį. Kur čia tie pitai? Sakiau, pasipraktikuoti važiavimą. Nu, tai reikėjo Tai, nu gerai. Nu, tu durnas, tai dar ir pramisinau pitus. Ne, šitos lenktynės jau jaučiu pasibaigė. Reikėjo praktikuotis pitus. A tai ką, tiesiog pravažiavai pro pitleiną? Ne, tai aš, nu, pasipitinau, tipą. Jau tą mandatorį pitstopą padariau. Ir dar drive-thru penalty gavau. Man jau, tipo, aš mačiau, kad linija ir aš, tipo, galvau, tipo, всё, ir aš pradėjau spaust gazą, matau 9, pradėjau stabdyti ir ten nespėjau, karoči. Jo, ten linija yra toliau. Tipo, jie fiksuoja arčiau negu yra linija. Vis tiek, man rodos, tipo, aš daugiau laiko, ne, mažiau laiko praradau, negu būčiau, tipo, normaliai pitinesis. Aš tai buvo dar matau. O matau, kad greitėjo, o matau. Aš tai Twitch'o chatą esu uždaręs, nežinau, jau čia hebra bus kažką parašęs, bet A tai kelintoj dabar sėdit? aš tai 25. Bet jis papitino. Aš 16. Ne, solidžiai dar. Nu va, nebeturiu jokių penalty. Dabar jau galima štampuot. Tai už ką baudą gavai? Tai kad aš per greitai pitus įvariau. Ai. Kai šitą Steamą pas mane užeidinėja, nematau speedometrą savo. Gerai, aš pitinas, nes čia juos traukinuką. Čia visi nusirašinėt pradeda žmoniškai.
Aš irgi palaidau kitus ant savo. Sustojau pitose. Vienas išlendau, kuris ramiai važiuoti. Mane jau, karočiui, iš galo presuoja su mėlyna vėliava. A, tai tu dar pitose? O, aš jau turiu. Na, tu va priešais mane. 2 Jo. sekundžių. Atsipalaidavimo Euro Truck Simulator reikės pasijungti. A, tu legalą turi? Jo! Ant Steam'o. Na. Kažkada gera akcija buvo, tai galvoju, ai, pasiėmu. Per plačiai. Gerai, normaliai. Žinok, jeigu aš tai dabar praleidau ir tu čia vilksiesi, aš tai tikrai atgal aplenksiu. Bet tai taisyklėse nieko neraš. Kad apsilenkt negali. Ne, tai apsilenkt Greitesnė. gali, bet tai po to, jeigu ten tą mėlyną vėliavą vėl rodo, tai ten vėl turi praeiti. Na, tai žodžiu. Bet šiaip, tipo ten, kur yra parašyta, kad 4x4 posūkius turi praleist, tai ten nelabai Jo. kas ir žiūri realiai. Aš ten buvau kažkada grinai, man ten vis 5 ratus gal tą mėlyną vėliavą rodė, kol mane iki galo pasivijo. Ir nieko nebuvo. Mhm. Blemba, jau geriau Palangos trasą važiuočiau 4 valandas negu šitą. Tipo, Palangos lenktynės žymiai, trasa žymiai smagesnė bent jau man. Na, iš smagumo pusės gal ir jo. Būtent ypač tie esai. Bet iš tos pusės, kad dar gali išgyventi, šitoj labiau gali išgyventi. A, tai pamini mūsų avariją, kada ten Tai, paskutinėse ratas. Ten į esus mes irgi važiavomgi. Tai jo, ten kažkas buvo. Jo. Blemba, replėjaus neišsaugau gaila. Tai ten mus, man rosi, YouTube įdėjo, tai galima pasižiūrėti. Aš tik pamenu, buvau dar live streamą pasijungęs prie šono. Aha. Ir visą laiką tik mane pradėdavo rodyti, aš visą laiką kokią avariją padarydavau. Tai seniai, pas mane tas pats, pas mane, tipo, bet tipo realiai visuose streamuose, kai mane rodo, kažkas blogo įvyksta. Ten toks prikolas buvo. Aš dar ten tokį gerą startą turėjau.
Aš tai atsimenu, tipo, buvo prikolas, kad aš pakrešinau tuose esuose irgi. Ir, tipo, mane tuo metu rodė. Nu ir, tipo, ten toliau mane komentavo, tipo, aš tada išvažiavau, nu, iš pitų, ir aš vėl ten pat pakrešinau. Tam pačiam rate, karoči. Nu jo. Tai ten tų komentatorių akys, aš turėjau atrodyti grinai kaip kažkoks. Bet 3 valandas ten važiuoti vienam buvo kažkas kito. Kai ten net 3, ant beveik 5 buvo. O čia vat padariau tokį laikiną. Ajo. Ant greito posūkio ką tik žroskį nusirašiau. O tai gyvas? Gyvas, bet padangom labai negerai. A. Ir susileidau labai daug laiko. Kaip pas tai su padangom? Iki šio momento buvo viskas gerai. A. Dabar galas 105 račių. Ir kyla. 105. Blogai. 106. Nu, žinau, kad ties 500 jau išsilydo padanga. Tai gerai, 107. Nestatai. Man tam real time tai rodo, kad aš arti tavęs, bet aš dabar taip žiūriu į mapą, bet aš tai nematau realiai. Ne, aš susileidau paračią 11 kūjį. Gali atvės grįžti pas padangą. Aš žinau, kas man ras dabar ilgai neatvės. Aš kažkada bandžiau vėsinti ten tokią. Tiesiog nereikia labai iki maksimo pušin. Kad atvėsti. Vėsta galas kažkiek. Ne, nu, jeigu aš pradėčiau važiuoti minutę tram 5, tai būtų labai gerai. O tai kiek dabar važiuoji? Minutę tram 6. Ai, kaip aš dabar pas savęs tam lobyje. Čia GPT jaučiu, sakyčiau, net biškai per stabilus tu padavė. Ai, čia GPT tu padavė? Ne, tai vienas yra tas, kur aš tau buvau atsiuntęs, tai ten grinai spasė tupas. Aš ten biškai ant reiso, kad stabilesnį turėčiau. Tai vat paprašiau, kad tokį primestų. Aš ten aišku biškai pakeičiau kai ką, bet tipo. Jaučiu pirmas tipo geras setupas. Vietų kažkiek padangos. Aš tai esu biškai pasikėlęs, tipo, PSI, kad ilgiau jas gyventų. Ir pas tai dabar yra. Ir neoverheatin. Ant visų 27. Pas mane 25, 26 ar 10. Nes aš tipo specialiai dar, taip žinai, galvojau, prisiminiau, kad tipo didesnė prešeras turėtų duoti ilgesnį padangų gyvenimą. Bet negali būt, kad aš nusirašiau ir aš taip dabar laiko praradau. Aš prisivijau bičių, kurį aš apsilenkiu, tą nusirašiau ir jis man apsilenkiu. Ne, čia tai jaučiu blogiausias lenktynės bus. Dar palauk Nürburgringo? Tai žinok. Gal jau geriau Nürburgringas. Ten tai bent jau supranti, kodėl pralaimi. O čia tai toks kaltini viską aplinkui, bet ne save. Man atrodo, čia savęs net neįmanoma kaltinti šitoj trasoj. Bet tipo, iš esmės jau.
Bet kas gerai, bent jau ne multiclass series, čia ne GT3, GT4. Na taip, jo. Aš supratau, kodėl aš taip arti važiuoju, pas mangi kūro, pilnas kūro bakas, galvoju, kodėl aš čia Na jo, čia dar šitas. Tram 5 ir viso. Šitą tam 100 km. Nu, lenk, praleidžiu. Gali apsilenk. Nebūčiau aš nusirašęs, nebūtų jisai manęs realiai pasivijęs. Man tai biški nejasna, tipo, kaip mane lenkia 2-4 ar 2-3 vieta, jeigu tipo manęs dar 1 ir 2 nebuvo aplenkus. Jo aplenkė kaip, Tram full dar. Nes pituose tai aš dar žiūrėjau, tipo, pituose tai nieks manęs neaplenkė. Ai, sen, čia gal nerfas, nes aš pavyzdžiui dabar prisivėjau 2 gal, bet aš įbėgiuosi tik tuo vienu ratu papildom. Eik tu, peplan. Rip. Irgi nusirašė? Ne, tą žodis iš mepų iškritau. Ne tavo šiandieną. Oi, ne. Nesiseka kažkaip su lenktynėm. Pralagino biški geimas. Man taip dabar tas priešais pasukas esantis jau nuvarė pro vieną tvorą, tada pasirasponino, pravarė pro kitą tvorą ir dabar jau lyg vėl normaliai važiuoja. Aš nesuprantu, atrodo kažkokį karbą paliečiau, kurį visą laiką pravažiuoju normaliai ir skridau tiesiog į orą. Aš tai vos, nes nenusirašiau. Vieną tai prisimenu šitą bišką dabar. Ai, bet tai aš paskutinis realiai esu dabar. Aš tik dabar tai supratau. Nice, mane tiesiog bičių trakį čia. Ne, reikėjo man su to kitų setupų varyt, jau per daug jisai čia. Švelnus. Nes to kitų setupų tai būčiau arba iš karto nusirašęs ir būčiau susitaikęs su tuom. Arba būčiau jau bent keli žmonės aplenkęs. Nu, trečdalis reiso jau praėjo. Gerai, aš retairinu nieko nežinau, dar kartą spininu. What the fuck? Nu, tikrai šiandien tavo diena. Ir dar greičiausia ratų gebėjau sukti. Pagal tai, kas atrodo, tai ne mūsų visų diena. Nu jo, gerai sakai. Dabar, tipo, jeigu taip ir toliau čia viskas klostysis, tai tu į kokį jau 4 krenti, aš į kokį jau ten, nežinau, 8.
Aš 10 sekundžių parodau, tada aš dabar labai stabiliai štampuoju, tam 6,5. Nu, tau tada Tai- dar ne taip blogai. Tai tada labai, žinai, reikia žiūrėti, kaip Pozityviai. pitins. O kaip pitins, tai po kokių 10-15 minučių mes tą matysime. Aš skaitau, reikia žiūrėti pozityviai, kad mes dar nesam iš mepų iškrytę. Kaip jūs Va, tai? o labai palaiko. Gerai traukius, nors iš tave greitesnis. Tu prisivėjai tą proėjimą? 2-2, nežinau, aš kas jis toks, dabar negaliu žiūrėti su McLarenu. Jo, proėjimas. Proėjimas taip lenkia ir dabar aš su čia. Jūs tą savo mėlyną vėliavą galit savo Jo, aš pusę. susikišti į... Let, su pusę ratą. Aš paskutinę jaučiu nukrisiu. Ai, tai dar neritairinai? Aš retairinu. Ai. Tai o ko šitą per klausimas, kad aš į paskutinę nukrysiu? Standingus žiūri. Ai. A, tu kelintas dabar. 6. Nu, tai o kiek iš viso? Jame yra 16. -gi. Tai nemanau, kad į paskutinę nukrysi. Aš sėdžiu su 8 taškais. Bet aš vis tiek nemanau, kad į paskutinę nukrysi. Kažkaip, va, Nu, maksi kokią 12. drivers. Mila. Ne, turėjau tokį gerą ratą. Lašaus važiuoja. Aš esu pribuvau. Paraportuoju iš to streamo, kas ten viskai yra. Ten greitai labai biznes, nelabai biznes. Jo, realiai viskas už manęs buvo dabar gan aukštai važiuoja. Nu, karoči, kai bus, tai bus. Na, aš ir tą patį sakau. Vis tiek. Na, Pagal mūsų gal taisyklę- komanda dar jėme bus pirma. Jo, A jo, Lipstovo komanda turi ten. Nors ir tai ne faktas iš tikrųjų. Pusė. Iš kur pas mane šonas jau raudonas? Nu, ta prasme, mašina apdaužyta kažkodėl. Nice. Kiek pas tave padangų? Pas mane Na, žalios, bet priekis kairė gelsva kartą. Visa? Žinai, ir dar žalios, bet galas kairė jau taip jau beveik pusė tai bus. Pas mane jo, pusė mane. Nu, dar tiek pat liko nuvažiuoti, aš manau gal datemsim kažkaip. Jo, siūlymė. Čia su vienas. Bet tai negali būt, kad mane visi ratu aplinkė. O tu dar paskutiniai sėdi? Jo. Na, į kitą VSS pažiūrėk ten, kokia linta mane rodo ir ką rodo. Tuoj pažiūrėsiu. To YouTube atidarysiu.
man jau pirmą vietą jaučiu antrų ratų lenkstoj. O to rodo, kad jau leptės. Bet, ne, nu, tipo, pirmos vietos dar okei, bet tai kada mane visi palepins spėja. Tipo, nu, gal per tą drive-thru, bet tai, tipo, ir tai nelabai. 2-4 nemanau, kad yra lepinės. Nu, jisai dabar priešais mane, bet man kažkaip atrodo, kad... O tai jisai, tipo, yra lepintas. Sailė 2-4-5 startavo. Čia pro Aspas, čia vienas lyderio. Ai, Tai nu. jisai papytina. Okay. Ant jo nerodo left, man rodos. Tai jeigu ant jo nerodo lep, tai jis reiškia mane lepinis. Jo, nerodo lept. Tu vienintelis su leptais. Tai kaip aš dabar... Kaip taip? Čia dabar matau baisiai plakas 4, 5, 6 vietos overall. Viršickas, Tomala ir tas sakartvelietis Jevgašvilis. Yra pusė, kad filiečiai vienas girtesnis, kitas lėtesnis. Bet jie būtų pro-emai. Na, Yra tie gruzinai. Sakartveliečiai. gerai, pradėjau aš kažką normaliau užtampo. Tram 5,5, Tram 5,7. Na, aš dar iš Tram 6 neišlipau. Aš visai pušką palaikyti tokį trumpam. Mane iš galo vėsi projamas, ganėtai stipriai. Bet čia neapsivis. 6 startavo. Nu tik pasakiau, kad čia geriau, bet aš iš karto plečiu 6 diskas susileidžiu. Hebra, žiūrėkit, aš jūs ant tiesiosios praleisiu. Na, tik dabar be jokių manevrų staigių. Pasigavo iš galo. Jo, jau Kareckas su Spetu ar kokiu ten pavarą. Tai jie buvo jau vieną McLareną pasigavę. Ten tas McLarenas Kareckai baisiai blokavo pirmam posūkį. Kareckas antras. Tuoj praleisiu, nugi palaukit, nu, va dabar praleidžiu. Va dabar praleidžiu, važiuok. Nu ir tu važiuok, ką aš jau padarysiu. O, kada visi pitins, pamatyt. Leistus laikus. Nu, man jau dviem ratais lepina Hebra. Pusę gonkių praėjo, kažkodėl man priekis kairė raudonas stulpelis. Nu, pas mane dar tik priekis kairė geltonas. Aš šiek tiek nežinau.